Emilės pasakėlės – žvaigždžių audėja. Kartą gyveno mergaitė vardu Emilė, kurios akys švytėjo tarsi nakties dangus nusėtas žvaigždėmis. Ji gyveno mažame kaimelyje, kur naktį dangų dengė milijonai žvaigždžių. Emilė svajojo jas paliesti. Kiekvieną vakarą jis stovėdavo prie lango iškėlusi rankas į dangų ir šnabždėdavo: jei tik galėčiau paliesti žvaigždes, aš iš jų nuaušiu pačią gražiausią skraistę pasaulyje. Vieną ypatingą naktį, kai mėnulis buvo apjuostas sidabriniu ratu, jos kambaryje pasirodė paslaptinga būtybė – žvaigždžių audėja. Ji buvo smulki ir spindėjo tarsi skaidri nakties rasa. Tu mane šaukei, Emilė, tarė ji. Aš esu žvaigždžių audėja ir aš girdėjau tavo svajones. Jei tikrai nori paliesti žvaigždes, turi drąsos ir ryžto, aš galiu tave nuskraidinti į žvaigždžių rūmus. Bet žinok, kad kelias bus kupinas išbandymų. Emilės širdis buvo pilna nuotykių troškimo, todėl jį akimirksniu sutiko. Audėja ištiesė ranką ir iš jos pirštų nusidriekė ilgas spindintis kelias, vedantis tiesiai į dangų. Emilė žengė ant jo basomis kojomis, o po kiekvieną žingsnį takelis švytėjo vis stipriau. Emilė, tarė audėja, kelionėje sutiksi 3 žvaigždžių globėjus. Kiekvienas jų turės užduotį. Tik įveikusi jas galėsi žengti į rūmus. Emilė linktelėjo. Staiga jie atsidūrė žvaigždžių pievoje, kur stovėjo milžiniškas auksinis liūtas. Jo karčiai buvo iš mažų žvaigždžių, o akys švytėjo kaip mėnulio šviesa. Kas tu tokia, kad drįsti eiti į žvaigždžių rūmus? Raumodamas paklausė liūtas. Mergaitė suvirpėjo, bet atsakė: aš esu Emilė ir aš trokštu nunerti skraistę iš žvaigždžių, kad papuoščiau mūsų pasaulį. Liūtas sumirksėjo ir tarė: jei nori pereiti, turi įrodyti savo drąsą. Mano žvaigždžių pieva apgaubė šešėlių paukščiai, kurie skleidžia baimę. Ar galėsi juos išvyti? Emilė pažvelgė į tolį ir pamatė juodų paukščių pulką, sukančių ratus virš pievas. Jie sukėlė šaltį ir baimę, bet mergaitė išskleidė rankas ir sušnibždėjo: jūs manęs nebauginsite, nes mano širdis yra pilna šviesos. Paukščiai sustingo, tarsi pajutė jos ryžtą, ir išsisklaidė. Liūtas nusišypsojo. Tu įrodei savo drąsą. Eik toliau. Emilė vėl ėjo švytinčiu takeliu, kol priėjo tylų ežerą. Ant jo paviršiaus plaukė sidabrinė gulbė, kurios sparnai spindėjo kaip aušra. Sustok, keleivė, tarė gulbė. Jei nori patekti į žvaigždžių rūmus, turi įrodyti, kad esi išmintinga. Štai mano mįslė. Aš neturiu pradžios ir pabaigos. Manęs negalima matyti, bet aš visad jaučiamas. Kas aš? Emilė susimąstė. Ji pažvelgė į ežero vandenį, kur matė savo atspindį. Staiga ji suprato atsakymą. Tu esi laikas, pasakė ji. Gulbė linktelėjo. Tavo išmintis tave nuves toliau. Galiausiai Emilė pasiekė didžiulius rūmus, pastatytus iš gryno švytinčio kristalo. Prie durų stovėjo senas vyras, kurio drabužiai spindėjo kaip nakties dangus. Sveika atvykusi, Emilė, tarė jis. Paskutinė užduotis yra pati sunkiausia. Čia yra dėžė pilna žvaigždžių. Išsirink tik vieną, kurią nori įnerti į savo skraistę. Emilė atidarė dėžę ir ją apsupo milijonai švytinčių žvaigždžių. Kiekviena buvo gražesnė už kitą. Jis stovėjo ilgai, kol suprato, kad negali pasirinkti tik vienos. Aš negaliu atimti iš nakties žvaigždžių. Jos visos turi būti kartu, kad puoštų dangų. Aš nenoriu jų savo, bet noriu, kad visos jos šviestų visiems. Žvaigždžių meistras nusišypsojo ir pratarė. Tu įrodei, kad tavo širdis kupina meilės ir dalymosi. Tu esi verta žvaigždžių rūmų paslapties. Žvaigždžių rūmai sublizgėjo, o Emilė atsidūrė savo kaimelyje.
Rankose ji laikė skraistę, sudarytą iš visų žvaigždžių švytėjimo. Ji paskleidė ją ant naktinio dangaus ir žvaigždės nušvito dar ryškiau. Nuo tos dienos Emilė niekada nebesvajojo tik dėl savęs. Ji žinojo, kad tikras grožis yra tas, kuris pasiekiamas ne egoizmu, o meilė ir dalymusi su kitais. Didžiausias grožis slypi dalymosi džiaugsme. Svajonės įgyvendinamos tada, kai jas skiriame ne tik savo, bet ir pasauliui. Kviečiu pasinerti į jaukų pasakų pasaulį YouTube kanale Eglės pasakėlės. Jei patiko, lauksiu jūsų patiktukų, širdelių, komentarų ir pasidalinimų. Ačiū, kad klausotės ir kad esate kartu.